Labas, aš esu Aušra Muzikevičiūtė ir šiandien mes kalbėsime labai įdomią temą. Nepasakyčiau, kad jinai yra tabu, nes jau po truputį apie ją kalbam, nes jinai aktualesnė ir aktualesnė. Moterys gyvena vis ilgiau, jų daugėja šitame pasaulyje. Ir šiandien apie tai pasikviečiau pakalbėti nuostabią gydytoją Eveliną ir kalbėsim apie menopauzę. Evelina pati save pristatys, nes taip jau mes sutarėm, kad užtenka vardo, gydytoja Evelina jūs visi vadina, o toliau jau visos pavardės, visi nuopelnai. Prisistatykite, Evelina. Oi, sveiki, aš labai malonu man vėl būti čia. Evelina Nevardauskaitė Rudzikienė. Tokios sudėtingos pavardės, dėl to vis laiką kažkaip gydytoja Evelina yra paprasčiau. Aš esu šeimos gydytoja ir esu endobiogenikos specialistė. Endobiogeniką jau praktikuoju 10 metų. Esu viena iš pirmų gydytojų, kurie važiavom net mokytis į Čikagą pas daktarą Kamjarą. Dėl to tai buvo labai įdomu, ta patirtis tokia. Ir dabar jau yra įvairių tų gydytojų endobiogenistų, bet mes esame vieni iš pirmųjų. Ir aišku, dar ten visokių kitokių dalykų prisivokus, tai man tas labai įdomu. Moteris, kuri gali dar visokių kitokių dalykų pripasakoti, labai įdomu. Aš esu Aušra Muzikevičiūtė, mane daug kas pažįsta kitom pavardėm, bet šiandien dienai palikim tiek. Gydytoja Evelina. Taip. Visai neseniai pagimdėte trečią savo kūdikį. Oi, jo, čia aš tokia kaip trečia kartė mama, man toks labai įdomus jausmas. Tai 2 berniukai ir trečioji knyga. Tikrai taip, man tas visiškai jausmas kaip tokia naujagimė, kaip vis atsirado, kaip buvo, nes man kažkur užtruko apie metus ją rašyti, tai va taip ir gausi. Taip ir nėštumas beveik. Labai panašiai. Tai aš buvau labai palaiminta mano moterimis, kurios ir patikėjo manimi, ir sudarė sąlygą štai knygą atsirasti, ir prakalbino, jeigu galima taip sakyti, tai tikrai man ir pačiai labai keista, nes turėti rankose tokį dalyką, šitą pavardė toks truputėlį ir neįtikinimas dalykas. Nu, aš labai laukiu savosios, tai aš įsivaizduoju, koks tas jausmas. Skauda kūną, gydyk sielą. Jūs pavadinot ją taip. Taip. Bet dėkojate moterims. Ar tai labiau skirta knyga moterims? Oi, ne, ar moterys padėjo jums jas parašyti? Moteris man padėjo parašyti, aišku, aš turiu mokytojų, nuostabių savo ir vyrų mokytojų, bet tas labai matėsi ta seserystė, bendrystė ir iš jo šitą knygą ir atsirado. Tikrai ta knyga nėra skirta visiems ir žinai, čia kaip apie savo vaiką šnekėti, tai čia kaip, man tai pats gražiausias ir myliausias, kaip pats pirmas, ne? Bet žinoma, kad čia yra visiems ir jeigu tai paimta, tai yra nuo iki, ir apie vyrus, ir apie moteris, ir apie vaikus, ir apie stresą, ir netgi apie amžėjimą, ir apie visus kitus dalykus. Mane labai redaktorė pyko, jeigu aš rašydavau labai daug teorijos, sakė, ne. Tai aš laiką, kiek galėjau, tiek rašiau savo požiūrį arba savo patirtis. Taip ir atsirado istorijos iš gydytojo kabineto, tie pacientai, kurie padarė man įtaką, kur atrodytų, kad būtų įdomu ir kitiems paskaityti, kaip ten vystėsi tas mūsų pokalbis. Tai vis laiką, kiek galėjau, tiek įdėjau patarimų, kad būtų nauda ir kažkokią dar kitą padėti. Bet žinot, jūs labai gražiai paminėjote apie tą savo patyrimus, nes aš jau ne kartą save pagavau, kai tu pasakoji kažkokią tais storytelling apie savo gyvenimą, apie savo kažkokias įžvalgas. Žmonėms labai įdomu klausyti. Kai tu tik tai pradedi remtis kažkokiom teorijom, tada taip, čia jinai viską žino, čia jinai tiek daug padarė, čia jinai bla bla bla, o mes čia tokie maži pasijuntam, ne? Tai tikrai labai aktualu, nes pati patyriau tokį dalyką ir ne tik tai aš patyriau savo kūnu, bet ir mano labai artimoje aplinkoje žmonių, kuriems tikrai skauda kūną, tikrai lūžta kojos, tikrai lūžta, jie vieną ir kitą kartą atsiduria po operaciniu peiliu ir po to paaiškėja, kad tai yra psichosomatika. Tai yra siela, ne? Tai aktuali knyga ir, kaip aš sakau, aš pati gydžiausi sielą, kai man skaudėjo kūną. Ir dabar, kaip ir su kiekviena knyga, aš žaidžiu tokį žaidimą. Taip. Tiesiog atsiverčiu ten, kur man ir aš atsiverčiu, kas aktualu kiekvienai moteriai. Tai toksai, galima sakyti, sutapimas, bet iš tiesų mes šiandien kalbėsime apie moterį, apie moters kūną, apie tai, kas jame vyksta ir apie tuos hormonus. Gal biškį apie moters sielą, ką?
Apie sielą vėliau, nes, kaip mes žinome, kūnas ir siela yra vienas dalykas. Ir, nežinau kaip jūs, bet man per gyvenimą teko skaityti tokių knygų, kad vis dėlto moteriai yra skirta daugiau patirti. Tai aš manau, kad ta siela, jinai ko gero žingeidesnė arba jinai daugiau, nežinau, galbūt per gimdymus, čia jau jūs papasakosite, gydytoja, nes žinau, kad yra kažkoks eiliškumas ir tu jo apeiti turbūt nelabai gali ir apgauti. Aš turbūt labiausiai ką paminėčiau, kad visi mes tas sielas turime, ne, bet kūnas yra vienas iš būdų patirti šį gyvenimą. Mes tai per šį kūną ir patiriam, tą sielą gali materializuotis. Mes turime jausmus, emocijas, protą ir sielą ir dar daugiau tų sluoksnių. Tiesiog tai yra vienas iš būdų, nėra nei vieno, nei geresnio, nei blogesnio. Ne? Tiesiog yra skirtingi lygiai, skirtingi prieėjimo lygiai. Tai nėra, kad vienas aukštesnis, o čia dieviškas, kitas čia kūnas, va toksai jau čia jau žemiškas. Ne? Tai tikrai ne. Ir dėl to tai yra tiesiog skirtingi prieėjimo keliai. Vienintelį dalyką, kokį aš pastebėčiau apie moteris, yra tai, kad būtent per gimdymus moteris greičiau atsiduria tarp mirties ir gyvybės slenksčio. Jos pakankamai greitai sužino, kad jos yra mirtingos ir jos pakankamai greitai sužino, kad jos gali atnešti, per jas gali ateiti gyvybė iš šitą pasaulį. Nes nėra kito būdo, kaip pažinti šitą pasaulį, tik tai per mamos gimdą. Tai dėl to va, tas prieimas ir su vyrais, vyrų iniciacijos yra ženkliai įdomesnis dalykas. Nes yra daug vyrų gyvenančių, kurie vis dar atrodo, kad jie yra nemirtingi. Ir ten yra labai įdomu. Jeigu pažiūrėtumėt kitą knygą, tai jos kitą puslapį, kur kas svarbu kiekvienam vyrui, ir ten buvo, kad aš vyrus skirstau į 2 grupės. Tie, kurie žino, kad yra mirtingi, ir tie, kurie žino, kad yra dar nemirtingi. Bet man kiek teko sutikti, tai jų yra tokia labai didelė mirties baimė. Taip. Ir aš galvoju, gal dėl to, kad moteris gimdo, jinai turi mažesnę mirties baimę, nes jinai jau gal patiria gimdymo metu tą tokį patiria, nepatiria, nežinau. Mirties baimė, aš jums galiu pasakyti vienintelį dalyką, koks 100% atsitiks jūsų gyvenime. Gerai. Taip, šitą yra 99, nes yra pora žmonių nemirusių šitame pasaulyje. Marija paėmės visų kūnų į dangų, kaip sako, ir Jėzus Kristus. Tai gerai, 99,999%. Tai mirties baimė, aišku, įdomu, galima su jie gyventi, kaip su tokia neišvengiamybė, bet, čia kiekvienas žaidžia savo žaidimus, kokį nori žaisti. Bet man asmeniškai tai tas laikinumas ir duoda tą žavesio, tą akimirką, nes šitą akimirką, pavyzdžiui, mes dabar su jumis šnekam, jinai nepasikarto. Jinai yra vienintelė unikali. Ir tame atsiranda tas grožis šitą gyvenimo, nes jisai turi tą įkalinimą laikę, bet tuo pačiu ir įprasminimą laikę. Gerai. Čia įdomi tema ir man atrodo, mes kitą kartą pakalbėsim ir apie tai. Sugebėjimą gyventi čia ir dabar, tą akimirką ir suvokimą, kad nieko daugiau kito nebėra. Tai čia bus kita mūsų tema. Gerai. Bet šiandien užkabinom tą, kas aktualu kiekvienai moteriai, tada tą mirtingumą. Tai aš dabar norėčiau taip kažkaip tais etapais gal išdėstyti, nes kodėl aš tą sieju, nes irgi atrodo, kad kažkas tai tavyje miršta. Taip. Okay? Ir vedu prie to, kad ateinam prie kažkokių tai hormonų kaitos, paauglystėje turim vieną ir Taip. staiga atsitinka kita, kuri vadinasi menopauzė. Taip. Okay? Ir čia kažkas tai tarytum kai kurioms ima ir numiršta. Normalu. Nes tai yra, moteris turi įvairių etapų ir aš jos vadinčiau tokiais sezonais. Gerai, papasakok. Jis yra, pavyzdžiui, pavasaris, ir mergytė auga, bręsta, visa laiminga, puošiasi, mes žiūrim, sakiau, tai kas iš tavęs išeis, žiūrim, bet koks tas daigelis išauks, ne? Tada yra vasara, tai yra vaisingumas, ne? Vaisingas, kur užsimesga, yra lytiškumas, yra seksualumas, ne? Kur vaisiai užsimesga. Taip. O tikrieji vaisiai yra rudenį. Kaip gražu. Ir ruduo yra ta tokia branda, kurie subręsta, tie tikrieji vaisiai, kurie yra ne tie laikini, tokie greiti, o ne daigeliai, kur yra įsivaizduojami vaisiai, yra ta branda. Ir laukia mūsų kitas etapas, yra žiema, kur viskas džiūsta ir raukšlės, ir traukiasi. Kaip niekas nebaisu jūsų klausant. Ir mes grįžtam atgal ir atiduodam šitą kūną šitą žemį. Tai tam yra tiesiog etapai, jie tiesiog etapai yra. Ir priemonės ir tikslai, kuriuos mes turim vasarą, jiems, pavyzdžiui, nebetinka rudenį.
Tai yra visiškai normalu. Tai normalu. Ir visiškai normalu iš rudens perėti į žiemą. Trumpom kelytėm. Ir tiesiog keičiasi. Ir tai yra tiesiog tam tikra raida, kuri jinai yra. Mes, moteris, ne kiekviena patirsime vaisingumą, ne kiekviena patirsime vaiką, ne kiekviena patirsime nėštumą ar žindymą. Bet turiu labai tokią, naujieną, ar ne naujieną, bet tokią aktualų faktą. Mes kiekviena patirsime menopauzę. Nepaisa nieko. Gerai. Ką su to daryti, ne? Ką su tuo daryti? Va tas toksai klausimas, kad ką su tuo daryti ir kaip ją, ir toj pasakysiu, kodėl man tai parūpo. Na, žinoma, man parūpo vien dėl to, kad aš pati ieškojau tų atsakymų ir patikėkit man reikėjo praleisti tikrą 8 valandų darbo dieną, ieškant informacijos, klausant užsieninius podcastus apie tai, kaip kalba gydytojai, kas darosi su moterim, su hormonais ir taip toliau ir taip toliau. Bijau pasakyti, kad tai yra tabu Lietuvoje, bet dar yra labai mažas žingsnelis nuo to tabu. Ir tarytum mes visos kažkaip tai norim vaidinti, kad čia nieko neatsitiko, bet mes taip kovojam. Su tokiais dalykais kovojam. Ir jūs atskleisite visą vaivorykštę ir mes galėsim pasikalbėti būtent apie tai, bet net vyrai klausia. Tu gerai, tu vyrai. Ką man daryti? Grąžinkite man žmoną. Kas atsitinka su ta žmona? Čia iš tai vietoje mes turim pasakyti vieną tokį paprastą momentą. Yra pora dalykų, kuriuos mes galim kontroliuoti savo gyvenime, ne? Menopauzė, pavyzdžiui, priklauso nuo rūkymo truputėlį metus, ne? 2, bet iš principo, iš esmės, pati moteris nieko negali padaryti. Yra vyksma dalykai, kurie nuo jos nepriklauso. Mes jinai gali pakeisti savo požiūrį į tai, jinai gali pakeisti gyvenimo būdą, nes, pavyzdžiui, kaip mergaitė tampa vaisinga, neišmoksta įvairių dalykų, nežino, ką savo kūnų daryti, ne? Yra mokinimas, čia yra lygiai toks pas mokinimasis. Tiesiog yra kitos priemonės, kurios moteris turi suprasti, kokie jie yra tai išminties vaisiai ir kam jinai reikalinga. Tai yra būdinga, tai yra keletas aspektų šitoje vietoje. Pirmas dalykas turbūt yra toksai, kuris moteris gyvena ilgiau, moteris gyvena, jų daugiau yra. Taip. Ir dabar pasaulyje yra neįtikėtinas dalykas. Pasaulyje yra labai daug moterų, kurios yra 40 metų plus, 50 metų plus, kurios yra išsilavinę, kurios turi atsakomybę už savo kūną, kuris yra padaręs dvasinius darbus, kurios turi finansinių nepriklausomumą. Tokių moterų yra daug ir tai yra kritinė masė. Apskritai moterių pasaulinių mastų, jeigu eiti, kurios yra menopauzėje, šiuo metu yra 1 bilijonas su kableliais procentų. Ne milijonas, o kaip Trumpas sako, bilijonas. Tai yra didelė dalis žmonijos ir iki šiol pasaulyje taip nėra buvę. Taip nėra buvę, kad būtų toks kiekis moterų, kurios yra vyresnės, kurios išsilavinę ir Lietuvoje mes irgi niekada nesam turėję tokio dalyko. Taip, prie statutą mes galim šnekėti, kad pas mus Lietuvoje moteris galėjo turėti ten turtą atsakomybę, ženkliai turėjo geresnę situaciją negu kitose šalyse. Taip, mes galim šnekėti apie romėnus, kur buvo Romos moteris, kurios turėjo kažkokį nepriklausomumą. Iki tol moteris buvo vyro nuosavybė. Tėtis paėmė už rankos, atiduoda bažnyčioje ir rūpinasi. Ir jinai turėdavo tylėti ir gimdyti vaikus, geriausia atveju. Ir ko gero, nemažai moterų yra mirusios per gimdymus. Ta prasme, kas sąlygoja dabartinę man svarbiausias dalykas yra, pats liūdniausias dalykas yra tai, kad buvo toks paprastas tyrimas darytas. Buvo žiūrėtos moteris, kurios šiaip yra nelabai laimingos savo gyvenime, bet žiūrėjo mirtingumą. Ir tos moteris, kurios neišsako, kas su jomis darosi, miršta 4 kartus dažniau negu tos, kurios yra nelaimingos, bet išsako, išreiškia, išbūna, kažką su to daro. Tiesiog tai paprastas dalykas. O šiaip mes neturim pavyzdžių, ką daryti, kaip būti moteriai vyresniai. Nes anksčiau Hollywoodas ties 40 metų baigdavosi, ne? Ar po to ten raganą gali vaidinti, ne? Geriausia atveju. Dabar jau gerėja situacija, nes tiesiog didėja kritinė masė moterų, kurios yra. Bet mes neturim pavyzdžių, ką daryti ir kaip elgtis. Mes neturim role modelio, ne? Arba taip mes ir atidarinėjom šitą kelią. Ir tas moterų kiekis yra, asmeniškai yra daugiau negu tie hormonai. Tai yra tam tikras socialinis reiškinys, kuris turi, jisai nori būti reprezentuotas. Savo ko jos nori, tieko nenori. Mūsų yra daug. Tai jūs labai gražiai ir pasakėt, kad moteris nori
dar nori ir nori daug. Ir aš pagalvoju apie save, juk pats gražiausias laikas man, kaip moteriai, atsitiko tada, kai mano vaikai jau buvo užauginti ir jie išėjo, aš juos išleidau į savarankišką gyvenimą. Ir tada visas laikas liko man. Ir mano kūryba. Ir... Nu va, mes kaip ta prasme, atsiprašau, wow, gerai, kalbėkim. Mes vienam draugė juokavom, sako, tuščio listo sindromas. O gal tuščio listo laimė, ką? Aš sakyčiau, kad kaip tik manyje tas toksai suvokimas, kad dabar aš galiu visą laiką skirti savo, man reikia gaminti pietų, man reikia kiekvieną dieną galvoti, ką gaminti, to. Aš netgi vienu momentu per tą kūrybinę prizmę nagrinėjau, sakykime, pasaulinio garso dizainerius. Ir tada, kai dėsčiau savo mergaitėms studentėms, aš joms sakiau, atkreipkite dėmesį, kurios yra daugiausia padariusios moterys ir, žinoma, lygiai taip pat vyrai dizaineriai, atkreipkite dėmesį, ar jie turi vaikų, ar jie turi šeimas. Reiškia, jie visą savo energiją gali atiduoti savo darbui, savo kūrybai. Tai tas pats atsitinka su moterim, kada jinai jau išleidžia tos vaikus ir jinai yra wow, jinai galėtų būti bomba. Betgi čia kūne atsitinka kažkas tai tokio, vat ir man klausant tuos amerikiečių podcast'o, reiškia dalyvius ginekologą labai stiprų, jisai sako, nu bet taip atsitinka, tu tiesiog netenki hormonų. Aš nekėsiu. Ta prasme, tiek sumažėja. Aš nekėsiu iš kitos pusės. Vaisingumas yra prabanga. Vaisingumas yra... Katinam, ar ne? Čia moka, žinok, į savo tualetą vaikštą. Tai jinai nuvarė į tualetą, tu supranti? Durys girgžda. Darom toliau. Žiūrėkit, labai paprastas dalykas. Vaisingumas yra prabanga. Gyvūnai, kurie yra kastruoti, gyvena ilgiau. O, tai aš labai prabangi ponė esu. Dėl to tai yra prabanga. Tai vaisingumas iš principo, tu atiduodi savo kūno resursus dėl to vaiko, kad jis ateitų iš tą pasaulį. Ir energija, ir laiką, ir visą kitą. Tai yra prabanga. Bet moteris yra daugiau negu jos vaisingumas. Kas yra moteris? Nu, atiduokim šitą terminą biologį ten lytiškumai, galės pasikviesti, diskutuoti apie tai. Gerai. Neikime tą pusę, bet kuo skiriasi ten moteris nuo feminos. Bet vaisingumas iš principo yra prabanga. Ir tai, kad moteris praranda vaisingumą, jinai nepraranda, tiesiog yra kitas etapas, sezonas. Reikia visiškai suprasti, iš patriarchatinės visuomenės aš visiškai suprantu, kad yra prasmė vaisingumo, nes vyrui labai svarbu, kad jo palikuonis būtent ta moteris būtų, dėl to labai svarbu, kad ta moteris būtų nekalta, tik tai jo genai būtų. Aš suprantu visą šitą, bet tai yra tie iš to požiūrio, kad moteris yra vertinga tik ta, kur yra vaisinga. Tai ne. Jeigu moteris yra pati iš savęs resursas, tai yra kažkokia biologinė prasmė. Nors pasakysiu, kokiam gyvūnai turi menopauzę. Noriu, aišku, noriu. Gyvūnai, kurie turi menopauzę, yra orkos, banginiai, atrodo kažkokios dar nesudėtingos žuvis, beždžionės, šimpanzės ir dar kažkas tai. Žodžiu, tai yra tokie gyvūnai, kurie gyvena bandomis, kurie turi labai sudėtingas taisyklės, kur nueiti, ką nueiti, kur medžioti, kur reikia paskirstyti grobį visam klanui, tvarkingai ir teisingai. Ir biologinė prasme, taigi, kaip čia dabar gyvūnas, patelė nebeturės galėti vaikų, ir yra tos močiutės, taip vadinamos, kam jos reikalingos. Tai būtent močiutės yra atsakingos už išmintį, už palaikymą, už informacijos perdavimą, kad tie jaunikliai gautų informaciją, kaip jie medžioti, kaip jie elgtis. Tai yra informacijos šaltinis ir taip pat jos paskirsto resursus, kad visas resursas būtų, visa banda būtų matoma. Taip kad tame yra biologinė prasmė. Ir moteris pagaliau įeina į tą kitą amžių, kuris yra iš esmės biologija. Ir jinai turi atrasti savo tą tikrąjį pašaukimą, kam jinai yra reikalinga. Tai gerai, tai čia vėl tai yra kūnas ir yra vėl siela, pašaukimo ieškojimas, prasmės ieškojimas ir taip toliau. Bet dabar kas darosi kūne? Aš vis tiek noriu sugrįžti, kad jūs paaiškintumėt, kas įvyksta, Tu esi ir staiga, ir vienom prasideda anksčiau, o kitom prasideda vėliau, vienom praeina labai sunkiai, kitom praeina labai lengvai. Bet kas iš tiesų vyksta? Fiziologija, juk
nuo jos nepabėgsi. Paprastas, porą momentų, kuriuos noriu paminėti. Yra vadinami lytiniai hormonai, ne? Estrogenas, testosteronas, progesteronas. Jie vadinami lytiniais hormonais, jis yra šiek tiek susiję su lytiniais požymiais, bet iš tiesų jie nėra daugiau negu vien tik tai mūsų lytiškumas. Estrogenas pats iš savęs, jisai yra labai įdomus hormonas, jisai keliauja į mūsų branduolį ir užkuria baltymo gamybą. Baltymas yra mūsų gyvybės esmė. Okay. Testosteronas daugiau atsakingas už jėgą, architektūrą, išsidėstymą, už tą raumens tikrumą, už tą vyrišką energiją. Ir pats įdomumas yra tame, kad, pavyzdžiui, raumens apimtis, tas kailos apimtis, jinai jau yra estrogenai. Ir tie vyrai, kurie yra labai užsipumpavę. Čia estrogenai? Taip, yra pilni įvairių įdomių, jokingų, ten tokių panašius estrogenų steroidinių hormonų. Tai va, nes tikrasis vyras, kuris turi jėgą, jo raumuo yra toksai kietas ir ištemptas. Šis tiesiog dėl įdomumo. O čia tikrai labai įdomu, čia, žinai, su mano fantazija aš jau pradedu piešti, ten tas skaidulas visas, žinai, man jau viskas taip atrodo. Nu, tikrai labai įdomu. Tai gerai. Tai yra pagrindiniai hormonai, kurie yra daugiau negu mūsų lytiškumas, ne? Estrogenas yra atsakingas ir už kaulų tvirtumą, už raumenų tvirtumą, už plaukus, oda, gleivinės. Estrogenų receptoriai yra smegenyse. Ir jie yra atsakingi už smegenų trofiką. Estrogenai, jie labai keičiasi. Yra tokie skenai padaryti, kaip atrodo moteris prieš menopauzę ir po menopauzės. Papasakokit. Ten buvo tokie pavyzdėlis, kurie pažymėti estrogenų receptoriai smegenyse ir kaip jų koncentracija krenta. Ir dėl to moteris patiria įvairių psichologinių pokyčių, ne? Brain fog, ten atminties sumažėjimus ir kitus dalykus. Tai dabar žiūrėkit, mes jau galim kalbėti, aš jau matau, jau jūs nesustosit, bet aš vis tiek noriu tokius interpus. Tai žiūrėkit, dabar su tais smegenim ir su tais neuronais ir su tuo visko. Ir tada pradeda toksai nuotaikų kaita. Ir tas toksai, na, jau dabar viskas, aišku, keičiasi, bet dar vis gali išgirsti tą tokią klimaksinę bobą. Ta prasme, vien dėl to, kad jinai kažkaip tai labiau užsidega, ką nors aiškinti, ar labiau rodo. Reikalinga šitam pasaulyje. Ai, šitaip netgi. Nu, tai vyrui, tai tik reikalinga, nu, va čia vaikus gimdyti, o dabar ne, va čia dar aiškina kažką. Dar man reikia taikytis prie jos nuotaikų. Nes iš tiesų, nu, ta prasme, ta nuotaikų kaita, jinai baisi. Vėlgi, kaip kam? Nu, mes žinom, kad... Yra dalykai, kurios mumis vyksta, ane? Ir nuo mūsų požiūrio priklauso, kaip mes juos reaguojam. Ar mes priėmėm tai kaip prakeiksmą, ar mes priėmėm tai kaip kažkokią etiketę, ar mes priėmėm kaip dar vieną galimybę ar dovaną? Ne, tai mes galim nuteikti visas moteris, priimkit kaip dovaną ir taip toliau, ir džiaukite savim, ir būkite labai gražios ir patenkintos. Bet yra ta aplinka. Kokia? Nu, vat visa, nu, tai kas čia vyras. Kur čia parodykite, jinai yra? Kas ten darosi? Viskas gerai? Okay. Tai gerai, tai tada palaukit. Okay. Kur mes sustojom? Čia apie aplinką. Tai aplinka, nu tai žiūrėkit, mesgi vis tiek negyvenam vieni ir Žemė yra žmonių planeta. Mes vieni be kitų negalime egzistuoti, ne? Ir tada, kai tave pradeda vadinti, kad, o tu nesusitvarkai, ne? Tai su savo tą nuotaikų, kai tu nesusitvarkai, tu tave nervuoja viskas aplinkui, tave net pats vyras nervuoja, tu neturi kažkokio tai libido, tavo dingsta. Ir daug dalykų, vaikai tau sako, tu ten kažkokia tai, žinai, tai veikia mus ir tada mes pradedam gūžtis, ane? Ir tada mes nueinam pas ginekologą ir jisai sako, žinai, ta pakaitinė hormonų terapija vis dėlto nėra gerai, nes tai skatina vėžį, tada mes bijom vėžio, tada mes bijom kažką tai. Ir dabar aš linko vedu, vėlgi mano ta patirtis gyvenimo užsienyje ir aš matau tas moteris, tokias, žinai, fainas, jos tokios energingos, to klimakterinio amžiaus moterys, jos visos gerų figūrų, jos visos gyvena gyvenimą. Ir tai pasižiūrė aplinkui tokios, mes tampam tokiam, bijau to žodžio pasakyti ir nesakysiu, bet atrodo, kad pradeda augti svoris nuo oro. Mes nebežinom, ką valgyti. Ta prasme, pas mus viskas išsiderina, nuotaika išsiderina. Gydytojas neskiria tų pakaitinės hormonų terapijos, tu turi vos ne prašytis. Kas čia vyksta? Kodėl taip yra? Estrogeno kiekis
kaip minėjau, jis nėra vien tik tai apie lytiškumą, ne? Estrogeno kiekis, jeigu yra vaisingam pakilime 20 metų, ne, moteris yra aukščiausias laipsnis, ne, estrogeno. Estrogenas menopauzės metu 50 metų kažkur krenta iki buvusio 80% iki buvusio 20%. Nu va. Tai yra drastiškas kritimas. Moteris pagyvena, apie kiekvieną ciklą, jinai išgyvena daugybę ciklinių kritimų, o čia yra dar toksai stiprus. Ir taip, tai jisai taip yra. Bet estrogenas nėra vienintelis hormonas, kuris įsibalansuoja. Progesteronas. Ir progesteronas, Taip. kuris yra beje, jisai vienas iš pirmųjų progesteronas išsibalansuoja. Ir įsibalansuoja, mes turime taip pat ir androgenus, kurie, tie vyriški hormonai, kurie yra mumise, jie atsakingi už ryžtingumą, už užtikrintumą savim, jie yra atsakingi už libido. Moteris, kuri turi grįšim prie ryžtingumo. Ir būtent tas užtikrintumas savim kritimas ir pirmiausia yra vyriški hormonų kritimas pas moterį. Ir kai jie perina, tai yra tas laikas nuo 43 metų, iki 43 yra toksai, aš kaip vadinu, paskutinis vaisingumo pasispardymas, kada moteris yra jau iš paskutinių, dar ten biologija nori su ją pasišnekėti, o po to jie perina tam tikrą taupimo režimą ir ten gali būti kas tik nori. Gali būti padidėjęs hormonas, gali būti estrogenas padidėjęs, gali būti nukritęs progesteronas, gali testosteronas. O tai jie taip ir šoka, ne? Jie ten bele kaip šoka. Disko. Dar yra hipofizės hormonai, FSH, LH, kurie dar išsibalansuoja. Ir tada tas kaupėsi tas... Ir ten viskas balansuoja. Tas sluoksnis, ne, tas kiaulaitės pilvukas. Apie gal čia nereikėtų kalbėti apie tai, bet estrogenai, pakaitiniai estrogenai, kurių moteris gali pasigaminti, tie taupimo, kurie palaiko odą, plaukus visą kitą, jie gaminasi riebalinėme sluoksnyje. Ir tai yra visiškai normalu, kad moteris turi didesnį pilviuką ir biškitės klubais, ten yra ta vieta, kur gaminasi estrogenai. Ir jeigu moteris sakys, kad oi, prašau, nusirkit šitą dalyką, buvo reali istorija, kai moteris patyrė osteoporozę, kaulai sulūžo. Oh, no. Ir ar mes dabar šnekam apie vyro žvilgsnį, ar apie grožį, ar apie vertinimą, ar mes šnekam apie tikrąją sveikatą? Ne, mes šnekėkime apie tikrąją sveikatą. Bet šitą terminas, ne, toksai kiaulaitės pilviukas, šitoje vietoje yra blogai. Aš suprantu, bet aš žinai, kodėl aš tą pasakiau, aš tą išgyvenau. Tai mes pirmiausia būkime švelnio savo. Yra dalykai, kurių mes negalime pakeisti, kurie vyksta su mumis, kurie mes ne viską galim kontroliuoti šitoje vietoje. Ir būkime pirmiausia švelnio savo ir galvokime, kokiais žodžiais mes save vadinam. Gerai, ačiū už pastabą. Iš tiesų jinai labai reikalinga, bet aš ne šiaip savo ją paliečiau, nes pati tą išgyvenau. Taip. Ir tas toks jausmas, kada atrodo, kad tu nesusitvarkai, nes tu nieko nevalgai. Atrodo, kaip aš sakau, atrodo, kad tu putiesi nuo oro ir tai veikia tavo smegenis. Ne šiaip savo šitą posakį pasakiau. Už tai, kad aš tą išgyvenau. Taip, labai teisingai. Tai yra tam tikras vyro žvilgsnis, iš kurio yra labai baisu išeiti. Bet ir pačias, ta prasme, aš savęs nenorėjau matyti veidrodėje tokios. Kodėl? Tai, kodėl? Galėčiau, tai atsakyčiau. Nes tada tu matai prancūzaitės, tas visas tokie, žinai, kur ir bulką valgo, ir tą savo bagetę be jos nevažiuoja ant dviračio. Aš įsivaizduojam truputėlį šitą dalyką. Kai kurias vietas paėmus, žinai, tai... Nes mes gyvenam autentišką gyvenimą, tai kaip jisai gyvenasi. Ir mes šnekam apie sveikatą ar apie grožį. Ar mes šnekam apie vyro žvilgsnį ar apie tą tikrąją sveikatą. Aš kalbu apie savijautą. Taip. Apie tai, kaip aš jaučiuosi. Taip. Okay? Ir man nepatinka save matyti tokią. Ir aš ieškau tų būdų, kaip kas nors man galėtų pagelbėti, ne? Man neužtenka nueiti į vaistinę ir stovi prieš mane mano amžiaus moteris ir jinai sako, pirk cinką. Nes aš jį naudoju, aš nejuokauju ir aš jį nusiperku. Ta prasme, man niekas neduoda jokio atsakymo. Šitą visiškai girdžiu ir dėl to aš matau, kad aš tikrai dirbu su moterim, tikrai dirbam ir su hormonais, ir su visokiais papildais, ką mes galime šitoje vietoje padėti. Jeigu kalbojam, einame ir apie hormonus, taip aš girdžiu šitoje vietoje, kad tai nėra sisteminės pagalbos. Kad būtent nėra moteriai, kuri gautų. Pagrindinis dalykas yra pats liūdniausias dalykas. Yra du dalykai. Vienas apie hormonus. Pirmas dalykas, kad nėra skiriama pinigų
tyrimams su tokiamis moterimis. Tai kiek yra padaryta tyrimų, pavyzdžiui, su vyrų kardiologija, ir jeigu moterimis skiria pinigai, jie greičiausiai skiriami vaisingumui. O moteris menopauzė, jinai neturi, mes neturim informacijos. Tai vad ko aš ir pasigėdau. Tyrimų, mes nežinom, dabar po truputėlį vyksta šneka apie tai, kad tom 1,9 bilijono moterim gal visai tai reikia padaryti kokį nors tyrimą. Ir paaiškėja, kad jom, pavyzdžiui, visiškai netinka tos drastiškos svorio mažinimo priemonės, kurios tinka vyrams. Ir jom, pavyzdžiui, netinka, o vyrams netinka dietos, kurios moteris laikosi. Mantat, štai mes vietoje turime tokį paradoksą, kad mes neturim žinių, ką daryti. O su hormonų pakaitinė terapija, aš iš karto norėčiau reaguoti, visi ten, žodžiu, pakaitinė hormonų terapija Amerikoje ir pasaulyje ir pas mus jinai buvo pakankamai norma, 78 metai, ir tada nusprendė, kad reikia padaryti tyrimą. Yra, neatsimenu, kaip vadinasi, moterų choice ar kažkaip sen vadinasi, ir jie padarė tyrimą, kuris buvo specialiai sudizainintas taip, kad stebėti dėl neurodegeneracinių ligų, dėl kaulų ir dar dėl kažkurio proceso. Ir jie to tyrimo metu pastebėjo, bet jie nedarė atrankos moteriam, buvo visos moteris, buvo naudojami įvairūs hormonai, buvo, pavyzdžiui, moteris 80 metų, kurios gavo hormonus, iki tol nieko negavę. Ir ta studija nebuvo sudizaininta taip, kad stebėti vėžį. Bet jie pastebėjo, kad vienoj grupiai yra didesnis vėžio kiekis. Supratau. Ir tada jie visą tai paėmė ir paskelbė per visą pasaulį, visas pasaulio žurnalistai pasigavo paprastą sandrupą. Pakaitinė hormonų terapija sukelia vėžį. Viskas. Kad pakaitinė hormonų terapija apsaugo nuo neurodegeneracinių ligų, apsaugo nuo osteoporozės, kad moteris geriau jaučiasi, Ir dabar gaunasi, kad ietis yra laužoma šitoj vietoj. Ir tai yra dabar didelė šneka, ką su to daryti. Ir ankstieji hormonai, kurie patys buvo, pavyzdžiui, vienas hormonas buvo padarytas iš kumelės šlapimo. Ir toliau. Ir moteris įvartojo savo kaip estrogeną, ne, pavyzdžiui. Gerą žinoti. Tai dabar kiek naujienų. Tas tyrimas pakeitė truputėlį tą požiūrį ir jisai biškai pakeitė tą požiūrį, kad būtent menopauzė tai yra toks hormonų trūkumas. Pavyzdžiui, kaip skydliaukė nebegamina hormoną, imkim hormoną ten, tai dabar menopauzės metu moteris nebegamina hormoną, yra hormonas. Mano požiūris daugiau yra tai, kad tai yra tam tikri hormonų pokyčiai, kurie vyksta, jie apima daugiau negu vien tik tai lytiškumas, jie apima nuo iki. Ir tie hormonų pokyčiai, jie vienas būna toks, kitas kitoks, trečioks, ir pagalba moteriai tokiu atveju yra būtina. Dabartinė problema yra tokia, kad moteris, kuri nuėjus pas gydytoją, sakys, jinai greičiau gaus vaistų nuo spaudimo, nuo sąnarių skausmo. Aš žinau. Ir ten gaus botoksą čia susileisti, ne? Jinai greičiau gaus kokį nors raminantį vaistą. Būtinai, leksitonilė, dar Xanaxas. Aš viską praėjau. Priklausomybė. Negu pakaitinė hormonų terapija, kuri išspręstų visą šitą problemą. Klausykit dabar tokį dalyką. Bet pakaitinė hormonų terapija nėra vienintelis dalykas. Yra daugybė dalykų, kuriuos mes galim padaryti dėl savęs. Tinkamai parengtas fitopreparatas gali super pašvelninti ir pagerinti būseną. Ir reikia suprasti, kad mes einam į periodą, kai nebebus hormonų. Ir tas periodas perėjimas, jisai tam reikalingas, kad mums padėtų, kaip, pavyzdžiui, moteris, kurios patiria įvairius mėnesinius skausmus, arba jas gauna įvairias pagalbas, taip ir čia yra tam tikras hormonų pokytis, kuris padėtų sklandžiai pereiti iš vieno etapo į kitą. Gerai, dabar aš pasisakysiu. Ne, man tiesiog tas mano kelias buvo labai įdomus ir aš lankiausi pas vieną ginekologą ir tikrinausi ir tada buvo pasakyta, kad čia raudonųjų dobilų ekstraktas ir aš galvoju, bet tai kaip, ta prasme, man net hormonų testas nebuvo atliktas, nes jie, vat kaip jūs pati pasakot, jie yra skirtingi. Ir kažko tai tau trūksta, kažko galbūt tau per daug. Tada sako, jokios pakaitinės, nes tai skatina vėžį. Dabargi klausant amerikiečius, aš supratau, kad jau 14, man atrodo, metais buvo pripažinta, kad pakaitinė hormonų terapija jokio vėžio nesukelia. Galbūt to vėžio galimybė užsimegzti jau buvo tame organizme ir tada tai paskatino. Ir aišku, kad tai reikia per tą pakaitinę hormonų terapijos naudojimą akilai stebėti, ar neskatina. Bet ta prasme, kad visas tas išsigimė požiūris, kad aš jau šitų pakaitinių hormonų terapijos nenaudosiu, nes, oh my god, man bus vėžys. Dabar aš ją kuo puikiausiai naudoju pati.
Ir taip aš kol kas stebiu save, nes vėlgi ten perskaičiau, kad, o Dieve, jeigu iki 60 nepradėjo, tai jau tada ir nepradėkite, ką jūs sakėte, kad po 80 moterims buvo taikoma, nu tai come on, tai tu jai gali iššaukti gal ir menstruacijas. Tai čia visiškai išderinė tą dalyką. Tai aš tikrai nespecialistas šitoj vietoje, bet aš žinau, kiek man užtruko visų pirma gauti. Visų antra, gal visų pirma vis dėlto pačiai sėsti, klausyti angliškai, gaudyti informaciją, tada skaityti apie tuos gydytojus, kiek jie yra, reiškia, patyrę, kokie jie turi, ta prasme, kiek metų jie turi, su kuo jie yra susidūrę. Ir kai jie sako, kad taip, ir tai reikės naudoti iki gyvenimo pabaigos. Bet aš turiu 94 metų pacientę, tas gydytojas pasako, ir kuo puikiausiai džiaugiasi seksualiniu gyvenimu. Ir tu taip klausai ir galvoji, Jesus Christ, kas čia vyksta? Čia pas mus visos po 60 pasakojo, kad ne, jau aš su vyru tai tikrai miego atskiruose kambariuose ir ten jau pas mane sekso jokio nėra. Ir tada tau sako kažkoks vyras, ginekologas, amerikietis, sako, aš turiu pacientę 94, kuri puikiausiai naudoja tą pakaitinę hormonų terapiją, toliau džiaugiasi gyvenimu. Ir tu taip galvoji, tikrai norėtųsi dar džiaugtis tuo gyvenimu, ar ne? Tai va tas toksai mitas apie tą pakaitinę hormonų terapiją, čia aš su juo susidūriau. Tai ačiū Dievui, aš dabar susitikau gydytoją, kuri man skiria ir mes žiūrime, kaip visą tai, ir aš tikrai jaučiu skirtumą, nes man buvo pradėjęs skaudėti kaulus, man buvo, ta prasme, kas svarbiausia, ką jūs šiandien paminėjote, kas mane žiauriai sumenkino iki negaliu, tai mano dingęs ryžtingumas. Taip. Ir tas, kurį aš turėdavau, ir šitą aš padarysiu, ir naują kolekciją. Ir taip vieną dieną tu padarysi naują kolekciją, o kitą tu galvoji dieną, o kam tau visą šitą reikia? Ir tas mane visiškai nukilino. Aš tikrai neturėjau karščio bangų, nes tai dar baisus dalykas, pakalbėsime apie tai, bet tas toksai, tu net pažįsti savęs kaip asmenybės. Tai tai vis tiek turi būti pagalba ir mes apie tai turim kalbėti garsiai, mano manimu. O ne taip, kad kažkokia tai ten vaistiniai sakė, aš tai cinką perku. Gerai, ir aš nusipirksiu, ten kažkoks tai buvo toks momentas. Tai aš norėjau gydytoją, kad jūs pasakytumėt, kad ar reikia kažko bijoti. Taip, mes visi žinome, kad tu turi su tuo susitaikyti, nes čia jau ruduo. Ir lyg ir susitaikai, bet tai, kas vyksta, tu negali kontroliuoti tai, kas vyksta tavyje. Ką daryti? Nėra normalios visą apimančios pagalbos. Okay. Kaip sportuoti, ką valgyti, kaip priimti savo simptomus. Okay. Mes neturim šito. Dabar aš išnekuoju apie tai, kad tai yra mano veikla, aš tikrai matau daugiau negu vien tik tai pakaitinė hormonų terapija. Tai yra ženkliai daugiau, nes moterų yra daugiau ir kaip dabar yra šnekama apie įvairius autistiškus žmonės. Moteris, kurios patiria šitą, jos tiesiog nori būti matomos ir reprezentuojamos visur. Erdvėje, darbe, belekur. Ir tai keisis kažkoks požiūris ir į save, kaip tu save priėmi, nes nuo požiūrio irgi labai daugas priklauso. Lengviau ištverti tą patį momentą, jeigu tu priėmi, taip yra. Ir lengviau gal ištverti, jeigu mes kalbam. Bet lygiai taip pat, kai mes priėmam tai, kad man taip yra, tada yra drąsa eiti ieškos pagalbos. Nes pats didžiausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai yra susitaikyti, kad tai nėra pabaiga, kad yra daugiau. Ir tada eini prašyti pagalbos. Nes šitas eini prašyti pagalbos, aš dabar kažkaip tai man toks iškilo ta pasiutusi nemiga, kuri, tarkim, ištiko mane, ne? Ir tu tada nenori, kada aš netu. Jeigu aš nemiegojau, nežinau, 3 metus. Okay? Tai yra baisu. Ir tu tada išeini visiškai iš savęs, tai iš kur tas ryžtingumas atsiras, iš kur tą žingsnį kažkokį tai žengti. Nes tu, kai neįsimiegi, tu tiesiog nesusigaudai aplinkoje, tu pragyveni tą dieną. Ir ta tokia, ir tada, kaip jūs sakot, kažkokių raminančių išrašo, nes, kad miegotum, bet tai nieko nepakeičia.
bent jau aš taip išgyvenau. Yra milijonas kitų, kaip sakau, sindromų ir moterys tikrai labai kenčia ir nuo to karščio bangų, ir nuo nuotaikų svyravimo. Karščio bangas labai įdomus dalykas yra. Tai yra, mes turime savo smegenyse, hipofizės lygyje, limbinėje sistemoje yra tokie centrai, kurie yra atsakingi už termoreguliaciją. Ir jie paima ir sudurniuoja. Ai, štai kaip. Ir nusprendžia, kad reikia mūsų šildyti, tuo metu, kai nebereikia šildyti, ir vėsinti, kai nebereikia vėsinti. Ir labai įdomus yra, kodėl tai yra atsitikę. Ir šiaip dabar atrodoma, kad tai yra susiję ir su estrogenu, bet ypatingai su vyriškų hormonų kritimu, kas yra labai įdomu. Ir būtent kartais vyriškų hormonų atstatymas moteriai palengvina karščio bangas. Dėl to, kai žmonės sako, arba kiti sako, pagerk dobilų. Dobilai yra tik tai estrogenų kaip pakaitalas, ne? Tai kame yra testosterono tada? Testosterono aš moterims skiriu 2 žoles, tai yra maka. Maka turbūt viena geriausių yra, arba eleuterokokas. Eleuterokokas labai fainas, bet jisai biški kelia spaudimą. Šiaip jis neturėtų kelti spaudimą, bet kadangi jie yra iš rytų sibirietiškas ženčenis, tai jie kartais ne visą laiką gali užtikrinti kokybę. Ir nors eleuterokokas yra adaptogenas, tai reiškia, jis turėtų ir spaudimą didinančių ir mažinančių savybių, bet dabartinė eleuterokokai turi daugiau tik didinančių savybių. Bet, pavyzdžiui, tom, kurios yra, sako, mano labai žemas spaudimas, aš nepasikeliu iš lovos, eleuterokokas yra labai tinkamas dalykas. O maka tikrai yra į keletas jų rūšių, jinai kelia vyriškus hormonus, jinai ir tuos kelia. Dar yra toksai tribilus terestis, irgi, kurį vyrai dėl steroidinių hormonų vartoja, moterimis irgi tinka. Tai tikrai kvietimas yra, tiesa, tikrai yra galima išbandyti priemonių nuo iki. Ir mano tikslas yra, kad aš su jumis šneku, bet tas individualus parinkimas, kad moteris ateitų į vieną vietą, sakytų, man yra tas ir tas, ir mes sakom, taip, tau taip yra. Aš liudiju, kad tau tai yra, tu neišsigalvoji ir neišpratėjai. O kad tau taip yra ir, pavyzdžiui, tavo atveju galima bandyti šitą, o tavo atveju galima bandyti šitą. Tai čia toksai kaip holistinis tyrimas, neužtenka, ko gero, nueiti pas savo ginekologą ir pasakyti, man darosi, ir ginekologija tikrai pasakys, ginekologas, sakykime, ne, tikrai pasakys, jo, tau darosi. Vat kaip yra užsienyje, aš nežinau, kiek dabar Lietuvoje mokosi ginekologai apie menopauzę. Bet labai užsienio ginekologai sako, aš per visą savo kursus ten mokiausi visas šitas neštumus, ten žindymus, bet sako, ginekologija menopauzė buvo va čia va, truputuką ten, šitai būna moterim ten, žinai. Ir taip, rašykim ten, visos pačios susitvarkys, nes babutės taip susitvarkė. Padėkim ten po kilimėlių, nes svarbu čia, žinai, sisterinė baba. Tai taip, tai šitas požiūris yra, tai mano šitoj vietoj yra paprastas dalykas, žinai, bet dėl to aš laiką grįžtu prie požiūrio į save. Kaip mes save priėmam, kaip mes reaguojam, kokią mes savo etiketę užsiklijuojam. Ir nuo to, nes, pavyzdžiui, kai tu žinai, kas yra, kokia yra nauda, tu kartais gali susitaikyti su pašaliniais dalykais, kurie yra tau atsitikę. Bet vis tiek, man atrodo, prie ko aš vedu, Evelina, bet vis tiek man reikalingas tas žmogus, pas kurį aš nueičiau, tai yra specialistas, ne? Mane apžiūrėtų, ne? Lygiai taip pat kaip man dantį, jeigu skauda, aš nueinu, man jį arba išrauna, arba pataiso. Taip. Ir čia patikėkit manim, aš tą dariau, nes aš esu žingeidi, aš visą laiką noriu gerai jaustis. Ir man tai užtruko. Aš žinau, aš taip norėčiau nieko neveikti. Aš norėčiau sėdėti po palmę, ten visą kitą. Aš pasėdėjau, žinokit, užteko. Bet aš jaučiu vidų, kad aš labai matau trūkumą, tokio pagalbos moterį, kad tokių moterų yra daug, kad jom reikia pagalbos ne tik tai apie cinko parinkimą, bet dar daugiau ir plačiau. Ir aš dėl to apie tai šneku. Man labai gaila, aš nežinau, ką nors tik noriu apie tai šnekėti, bet aš noriu ir daryti projektus ir vystyti. Ir aš šneku nuo iki, nuo verslo. Aš, pavyzdžiui, nuostabę paskaitą verslo, ne, apie moterų menopauzę. Pavyzdžiui, kaip yra ten ir visose kitose dalykuose, ne, kad tai yra daugiau negu vien tik tai sveikata. Darbe, kokią vietą, pavyzdžiui, buvo labai nuostabi viena konferencija, ne? Ir ten buvo moteris, kuri buvo psichologė, kuri važiuoja į įmonės, kai ten įvyksta įmonei krizė. Jinai va dabar daro šitokį darbą. Ir jinai tokia vyresnė, tokia nuostabi, tokia. Ir jinai pasakoja savo patirtis, kaip jinai važiuoja, ką jinai daro, kaip jinai ten išklauso visus tos. Ir jinai pasakoja. Ir staiga atsistovi ir sako, o kaip jūs visą šitą išmokot? Jinai žiūri, žinai, kaip aš išmokau. Aš esu, sako. Aš, aišku, turėjau savo kelią kaip psichologė, bet ta savybė, ta išmintis gyvenimiška, kuri atėjusio amžium, jinai būtent ją ir pritaiko. Nes jinai mato visas pusės. Jinai mato nuo
iki. Jinai turi savo vidinę išmintį. Jinai moka paskirtis. Ir tai yra dalykai, kurie šiuolaikiniai visuomeniai, jie gali būti puikiai panaudojami visomis prasmėmis ir versle, ir visose kitose dalykuose, socialiniuose veiklose. Visa moteris tokia, jinai turi savo naudą ir vietą, ką jinai gali duoti. Ir ta prasme, ir man tas amžiškumas, na, sakykime, ir apie tą cikliškumą mes kalbam, kad man atrodo, kad, na, man yra labai svarbu, kad aš nugyvenčiau iki paskutinės dienos, kiek įmanoma efektingiau. Ane? Ir jeigu man trūksta žinių, aš jau ieškau. Jeigu man trūksta pagalbos, aš jas ieškau. Ir aš negaliu susitaikyti su tuo tokiu, kad, nu, pažiūrėk, kaip mūsų močiutės gyveno. Aš negaliu susitaikyti su tuo, kad tai yra natūralus procesas. Taip, jisai yra natūralus, be abejo. Bet jeigu mes tiek esame pažengę visose atradimuose ir tose pačiuose dirbtiniuose intelektuose, bet mes kažkodėl tai šitoj vietoj sakome, kad tai natūralu, tai natūraliai ir pragyvenkim. Tai mes tada... Negerkim antibiotikų, nesiskiepikim. Skarytės, apsiriškim. Su kojų irgi negydykim mane ir visas ligonis. Man taip labai toksai keista. Ne taip. Bet kad moteris gali prašyti pagalbos ir jai priklauso pagalba, tikrai taip. Bet kad tai yra daugiau ir nesuprastų, kodėl tai daro, koks tikslas. Būtent. Neapsimesti 30 metę, kai tau yra 60. Čia labai geras. Geras. O auninti, man yra 60 metų, mano vertė šita, mano prasmė yra šita. Taip, aš turiu tam tikrų sveikatos niuansų, kuriuos aš sprendžiu taip ir taip. Bet būtent, nes 30 metės turi kitokių. Ir jos lygiai taip pat turi spręsti, lygiai taip pat naudodamos, sakykime, kažkokią kitus dalykus. Kad, nu tai vat. Jo. Bet dabar taip, žiūrėkit. Ką reikėtų atėjus pasakyti savo vyrui? Nebijoti pasakyti. Tu nesi kaltas už tai, kas su manim vyksta. Okay. Ir aš nesu kalta, kas su manim vyksta irgi. Gerai, jeigu, pavyzdžiui, moteris rūkia, tai jos menopauza bus ten metais anksčiau. Gerai, tas yra pora dalykų, kurie gali paskatinti menopauzos ateimą. Tai bet tiek, kiek moteris gali juos kontroliuoti. Bet daugiau dalykų yra moteris negali kontroliuoti. Ir vyras šalia, jisai irgi, jeigu mes apie tai nešnekam ir nukišam ten kažkur bobų reikalai, nukišam po etiketę, tai vyras jisai staiga nesupranta, aš čia kažką padariau, o kas tau atsitiko, ko tu čia dabar šautai, kas čia tau vyksta, o jinai manęs nenori lovai. Bet tai čia ir yra, kad vyro supratimas, kad mes turime apie tai šnekėti, kad tai nėra nei blogai, nei gerai, tai nėra kažkokia gėda, kuri čia dabar kiti tave turi smerkti už tai, nes tu negali kontroliuoti. Yra dalykai, kuriuos tu gali kontroliuoti, kuri prašyti pagalbos, bet tai yra tam tikras raidos etapas, kuris vyksta. Ir būtent iš tai išėjus, tik tai gali prieiti apie tos tikrosios išminties, tikrosios tikro to buvimo. O šalia vyras tiesiog yra naujas sandoris, kaip mes turim vienokį sandorį vaikystėje, kaip mes turim vienokį sandorį, kai mes einam į santuoką, kaip mes turim vienokį sandorį, kai mes nusprendėm susilaukti vaikų, tai mes turim kitokį sandorį, kaip mes nusprendėm, kaip mes gyvensim po tos sekančius 40 metų. Ir kartais būna, kad mes nebesusišnekam, Taip. Gerai, aš irgi nebemėgsiu ten savo patiekalo, kad ten valgiau paauglystėje, ten man labai buvo skanu. Tai gerai, o kaip susišnekėt? Taip. Ar vyrai turi menopauzę? Vyrai turi andropauzę, tai vadinasi andropauzė. Vyrų testosterono kiekis tikrai krenta su amžiumi. Jisai nekrenta taip drastiškai, bet jisai krenta. Vyrai turi skirtingą testosterono kiekį iš pat pradžių, jie turi vieni didesnį, kiti mažesnį. Ir po to ta dinamika, jinai eina, bet vyro testosterono kiekis, kai moteris krenta 80%, vyro testosterono kiekis krenta 10-20%. Kas atsitinka su jais? Vyrai keičiasi, vyram beje, kurie gyvena santuokoje arba kurie susilaukia vaikų, natūraliai šiek tiek mažėja testosterono, tai yra visiškai natūrali biologija, ypatingai tėtukai, kurie susilaukia vaikų, taip juokingai, nes jie tokį pilviuką užsiaugina, tai aš jas vadinu tėtukais, nes vaikas tai padaro, mažas vaikas, kad vyro testosteronas sumažėtų, kad nebūtų naujo vaiko.
kad Kaip vaikas spėtų įdomu. užaugti. Jo, čia yra taip tokia. Wow. Jo, tai žinau, ką pažiūrėjau, aha, gerai, tu dabar čia dar šitą, tai aš nieko su tavim nedarysim. Va, jo, o vyrai, ir, pavyzdžiui, vyrai labai išgyvena šitą dalyką, jie jaučia skirtumą ir pats įdomus yra, kad dabar vyram yra jau pakaitinė hormonų terapija ir jie visi jau čia leidžiasi tos testosteronus ir tai yra visiškai normalu ir priimtina. Tai noriu pasakyti, kad aišku, vyrai, kurie aplinka, ne, jie turi savo įmą, bet šiaip vyrai tikrai tą patiria, jie tą išgyvena, pas juos testosteronas irgi veikia visą kūną, ir plaukus, ir odą, jie ten plinka, žyla, prostata veikia, bet jie lygiai taip pat veikia ir raumenų jėgą, ištvermę, netgi psichiką, nes irgi tie patys yra receptoriai smegenyse, kaip ir moterų, taip ir vyrų. Dėl to tikrai vyrai išgyvena patiria tą hormonų svyravimą. Jisai gal nėra toks drastiškas, ne, jis yra lėtesnis, jisai užtrunka vyram 60, 70 metų, 80 metų. Toks tipinis dalykas, vyram balsas pasikeičia. Toks būna toks. Jūs sakote, užtrunka tiek metų? Jo, jie kažkaip mažėja testosteronas iki 70-80 metų. Ai, iki, okei. Jo, ir tada nukrenta ten 10-20%. Yra tokių, kurie iš vis ten vos nukrenta, yra kuriem ženkliau nukrenta. Kaip jie pradeda šnekėti? Yra toks specifinis vyriškas balsas, kuris toks vibruojantis, o vyro, kuris jau nebeturi testosteronas, toksai su tokia kremzlė labai specifiška, toksai, toks, kai išgirdu, tai žinau, kad jau ten. Jėzau, aš irgi norėčiau išmokti išgirsti. Aš šitai pagal plaukinį, žinok, labai lengva atpažinti. Ai, pagal tą plikimą, ne? Pagal plikimo. Bet yra tokių vešlių labai plaukų vyrų. Tai, gerai. Bet juos... Plaukai gerai. Jo plaukai vešlus tvarkoj. Reiškia, su juo viskas tvarkoj, nesvarbu, kad jo balsas paplonėjęs, kremzlinis. Tai va, tai vyrai tą išgyvena, vyrai patiria įvairių su to susijusių ligų. Pavyzdžiui, prostatos padidėjimas yra vienas iš hormonų disbalanso, medžiagų apykaitos disbalanso, prostatos vėžiai. Taip pat vyrai netgi, pavyzdžiui, gali sirgti krūtų vėžio, kurie šitą aš girdėjau. Šitą patiria. Ir jie dabar labai blogina statistiką, nes moteris jau labai gražiai tvarkosi su tuo, gerėja programos. Taip. Jie ten staiga sužino, kad serga krūtų vėžiu. Tai žodžiu, žiūrėkit, mes turim moterį ir vyrą. Kol kas, vis tiek mes kalbam apie dvi lytis, ir apie visiškai... Mūsų tokia biologija. Biologija yra tokia. Visiškai skirtingus hormonus, tą hormonų šokį. Nėra visiškai skirtingi hormonai. Mes visi turim ir estrogenų, ir vyriško hormonų, ir progesteronų, tik mes turim skirtingai santykiais. Ir mūsų ląstelės turi skirtingus jautrumus, receptorių. Bet mes visi turim ir to. Gerai, tai vat kaip dabar, man vis tiek tas toksai gyvenimiškas toks, vat kaip susišnekėti šitame, partnerystėje, ne? Tu pareini ir sakai, žiūrėk, drąsiai tau pasakysiu, dabar yra taip, bet aš ieškosiu pagalbos, aš ieškosiu atsakymų, aš ieškosiu kažkokios tai vartojimo kažkokių tai, nežinau, pakaitinių hormonų, ar ten fito, kaip jūs dabar paminėjot, net nežinau, kas tai yra, bet turėsit papasakoti, kurie gali duoti labai gerą naudą. Taip. Ir dabar tas vyras, mesgi žinom, kad vyrai šneka vis dėlto mažiau negu moterys, ne? Jisai taip, bet jis nieko tau nepasakys, kad jam irgi kažkas yra negerai. Ne? Kaip tą prakalbinti, kad, žiūrėk, dabar mes nugyvenom, kaip jūs sakote, tą 40 metų, ar 30, ar 20, ir dabar žiūrėk, viskas pas mus keičiasi, tiek pas mane, tiek pas tave. Ar santykis pasikeičia? Aš žinau, kad santykis pasikeičia, bet čia yra tokia net pažinta teritorija. Mes neturim pavyzdžių, mes nežinom, pavyzdžiui, kaip su mama, su tėčiu šnekėjo. Ar močiutė, mes nežinom, kaip tai yra. Gal jie buvo mirę jau ten iki to laiko. Suprantat, mes neturim pavyzdžių. Moteris gyvena ilgiau ir vis ilgiau. Ir vyrai gyvena ilgiau ir vis ilgiau. Aišku, Lietuvoje čia miršta vargšai ten, bet ne apie tai. Bet turiu minėti, kad mes neturim pavyzdžių, mes neturim nei kine pavyzdžių, nei knygose pavyzdžių, nei kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, paprastas dalykas, aš visus juokinu, sakau, žinot, tai yra Raskolnikovas, buvo, ir ten bobutė tokia varšė lupikautoje užkapojo. Kaip jums atrodo, kiek bobutė tai lupikautojai buvo metų? Daugmaž. 60 gal ko. 47. Buvo Romeo ir Džiulieta, ne? Romeo 14 metų, Džiulietai buvo 13. Taip. Džiulieta turėjo auklę. Kiek auklei buvo metų? 36 kokie. 26. O dievai. Taip, tai reiškia, mes tikrai... Mes neturim to, tas Holivudas užsibaigdavo ties 40 metų, moteris buvo out paraštėse. Kine, literatūroje mes turim pavyzdžių, bet ten kažkas su ta moterim vyksta, mes nežinom kas, tokia enigma, nepaslaptinga. Ir mes dabar kuriam precedentą. Labai įdomu. Precedentą, tai yra žiauriai įdomu. Ir toks lyg tai prasideda visiškai naujas gyvenimas, tu visiškai kitokiam spalvom į jį žiūri.
Tik tai sunku susirinkti save, kaip aš jau kalbėjau apie tą ryžtingumą, bet viskas gerėja, nes to jaunatviško ryžtingumo labai tokio pritrūksta, nes tu taip eini užsimerkęs ir darai, ir tu žinai, kad tau pavyks, ir jeigu nepavyks, tai dzin, o čia atsiranda toksai atsargumas, kitaip ir tokia, kam visą šitą reikia, toksai pagulėsiu ant sofutės, ne? Bet tai yra, reikia atrasti tas rudeniškas spalvas, jos yra. Dar žiemos bus spalvos, ten dar įdomiau, mes susitiks po 20 metų. Reikėsim saužą, kaip čia dabar įdomu, čia mes džiūstam. Tai žinai, man tai labai faina, kada tu eini per gyvenimą ir kada tu tą gyvenimą priimi ir nebijai apie jį kalbėti. Tai čia man tą pamoką aš išmokau labai gražiai gyvendama Švedijoje. Buvo tokia moteris, kuri, reiškia, leido savo žurnalą ir jinai visada žurnalo atvarte dėjo savo nuotrauką. Ir tas žurnalas su jie kartu ėjo per brandą, ėjo per rudenį gyvenimo ir per tą žiemą. Tai buvo pats nuostabiausias man pavyzdys. Ir tai buvo taip tikra, taip nuostabu ir apie viską jame skaitydama galėjo sužinoti. Tai kad gyvenimas nebūtų skirtas tik tai jauniem ir atsijauninantiem žmonėm, kurie vis dėlto sieloj, kaip jūs rašote savo knygoje, ne tik kūne, bet ir sieloje turi būti sveiki ir gražūs ir jauni, ane? Tai to labiausiai ir norėtųsi ir man norisi, kad keistųsi ir čia viskas ir manau, kad mes darom tuos pirmuosius žingsnius. Man iškilo šitą maldą, kuri yra Dieve, suteik man jėgų pakeisti tą, ką aš galiu pakeisti, susitaikymo su tuo, ką aš negaliu pakeisti ir išminties atskirti vieną nuo kito. Tai turbūt vėl mes turime tą atrasti santykį, kur aš galiu kažką pakeisti, su kuo aš turiu susitaikyti ir būtent tos išminties atskirti vieną nuo kito ir prašyti pagalbos. Išdrįsti prašyti pagalbos. Ir turbūt kalbėti drąsiai. Dėl to aš ir pasakiau, kaip aš mačiau save veidrodį, aš tai pasakiau. Dėl to aš drąsiai ir kalbu apie tai. Tai yra. Ir jeigu mes apsimesim. Taip yra okei. Ir tavo yra patirtis, to atsiranda ta autentiška patirtis. Ir moteris šitoje vietoje, jinai gali išeiti iš vyro žvilgsnio ir pamatyti save tokią, kokia jinai yra. Ar patinka, ar nepatinka, čia yra kitas klausimas, ne? Bet tai yra, aš esu tokia autentiška. Ne taip, kaip mane kažkas mato iš išorės, bet kaip aš iš vidaus jaučiuosi. Ir aš esu sau. Ir aš esu sau. Tai ačiū labai, Evelina, būkime sau, nebijokime kalbėti. Ir moterys turi tą stiprią jėgą, nes vyrams yra sunkiau su vyrais kalbėti. Moterys dar gali kalbėti su moterim ir būti išklausytos ir būti suprastos. Tai ačiū Jums labai, kad kalbėjot su manim. 2 moterų pokalbis. Tikiuosi, kad ir Jums viskas patiko ir kad tai buvo dar vienas žingsnelis į ieškoti pagalbos, drąsiai kalbėti ir drąsiai būti sau. Aš tik visą laiką noriu užbaigti šitą pasakymą, šnekant apie moteris, kad moteris yra daugiau negu tik jos vaisingumas ir moteris menopauzėje gali pagaliau būti žmogum. Bravo, ačiū labai. Būkime tuo, kuo esame ir nebijokime ieškoti pagalbos. Ačiū ir sudie. Ačiū labai.